morning, Journey of Illness. It's great to be with you today. Hope that you're having a great day way over there in Eastern Europe, but it's super great to have you in the house today. We love you, and what's happening at Vilnius is just spectacular. How we see God moving is super exciting. We were just there a few weeks ago, and can't wait to get back to be with you folks. February 8th, so we are talking about awakening to Jesus. We've really been talking about that for the whole part of 2026 so far. We're going to dig in a little deeper on what it means to be Christ followers who are į tai awakened to pasigilintume faith in Christ. šiandien, And I think kaip that Kristus being sekėjai, spiritually kad mes alive, būtumėm atviri that Dievui ir isn't just a nice atsibudę. concept. It really has to take on some practical steps. And when people are growing spiritually, as I like to say, they are continually taking steps to the right. Kai žmonės auga dvasiškai, jie nuolatos deda žingsnius į dešinę link Kristaus. Nes visą gyvenimą mes keliaujam link tos vietos, kuomet mūsų visas gyvenimas yra visiškai atiduotas Dievui ir paukotas Dievui. Tai žmonės deda tuos žingsnius link tos dešinės pusės, link tos geros pusės. Žmonės, kurie žengia žingsnius tinkamą linkme, yra įsitraukę į bendruomenę ne tik savaitgaliais, jie yra įsitraukę į maldą ir pasninką nuolatos. Tie žmonės nuo sėdėjimo eilėse pereina prie sėdėjimo rate. Tie žmonės turi širdis, kurios pradeda degtis didesnė. Tiesiog pradeda degti tiems, kurie nežino Jėzus. Tai yra tokia bendruomenė, kuri yra atvira ir atsibudus, tikėjusi Dievo dvasią. Bet aš meldžiuosi, kad Dievas mus atvertų ir pabudintų tam, ką Jis daro, ne tik kaip individualius žmonės, bet ir kaip bendruomenė. Ir aš nemanau, kad tai kažkaip labai kontroversiška, nes mes žinom, kad bendruomenė yra gerai, kad tai yra sveika, kad tai yra bibliška ir mes esame visi kviečiami būti bendruomenė. Mes norim daugiau santykių, mes norim daugiau draugų, mes norim daugiau žmonių, kad turėtumėm su kuo juoktis ir verkti ir dalintis ir gyventi. Problema yra ta, kad mūsų bendruomenės suvokimas yra kitoks negu kad patirtis. Mes vertinam santykius tol, kol sutinkam žmonės. Aš manau, kad būtų nuostabu, jeigu visi darytų tai, ką aš sakau jiems daryti. Būtų labai smagu. Jeigu visi norėtų valgyti tose pačiose restoranuose ir mėgautųsi tom pačiom veiklom ir tais pačiais filmais ir knygomis, aš labai norėčiau, kad visi žmonės mano šeimoje, visi mano šeimos nariai norėtų keliauti į tas pačias vietas, kur aš noriu keliauti. Mano grupelė norėtų susirinkti tą patį vakarą, kaip ir aš norėčiau. Būtų taip lengva. Būtų daug lengviau, jeigu visi elgtųsi taip, kaip aš elgiuosi. Pasaulis būtų daug geresnis, jeigu visi sakytų tai, ką aš sakau ir darytų tai, ką aš darau, vertintų tai, ką aš vertinu. Visiems būtų nesmagu, bet man būtų labai gera. Bet ar apie tai čia yra, ar apie mano gerovę? Tai yra apie mus visus. Mes visi esame autonomiškos asmenybės. Turim širdis, kurios linksta link savęs. Ir aš ir jūs taip pat. Kai tu du autonomiškus žmonės, kurie nukreipti į save padedi į santykį, bus sunkumų. Todėl santuoka kartais yra labai nelengva. Bet įsivaizduokit, keletą šimtų tų autonomiškų asmenybių sudėtumėm į vieną bendruomenę Vilniuje ir pavadintume tai bažnyčia. Šitas susirinkimas tampa labai sudėtingas, komplikuotas. Paimkim 10-12 autonomiškų žmonių į vieną patalpą. Ir pavadinkim tai maža grupelė ir ta bendruomenė jau komplikuota.
Remember how you made friends when you were a kid? Prisimenat, kaip Are you susirasdavo a draugų grown-up? No. Do you like Dr. Pepper? Yes. Instant vaikystėje? best friends. You like to ride bikes and throw rocks? Best buddies. Patinka That's tau who we are. It akmenys was easy arba back then. dviračiai? It gets Mes more jau draugai. complicated as we mature. Bet kai When it augam, seems kai like things should bręstam, tai actually tampa get labiau less komplikuota, complicated atrodo, because turėtų we're viskas mature. būti lengviau, But it doesn't. nes subręsta, bet iš Because tikrųjų tai ne. brokenness and selfishness and pride Nes enter in ways that they mūsų seem to rule us išdidumas, when we were mūsų 18 years old. savanaudiškumas And you jie can mus come to the stabdo. conclusion that, man, Ir galim prieiti išvados, relationships are kad kind of hard. santykiai yra And finding sudėtingi genuine community ir can be very rasti tą challenging. nuoširdžią atvirą bendruomenę yra sunku. It was done in 2018 that said 2018 Harvardo tyrimas parodė, kad 20% suaugusių Amerikoje jautės vieniši ir neturintis kažkokių reikšmingų santykių. Tai buvo prieš COVID. Po kelių metų, 22, šis skaičius išaugo iki 36. Tarp jaunų suaugusių net 61%. O vyrai, kurie sakė, kad neturi nei vieno artimo draugo, tas skaičius per pastarosius metus išaugo 4 kartus. Tai kodėl būtent bendruomenė yra tokia sudėtinga? Kodėl mes visi norim draugystės, bet tuo pat metu norėtume, kad visi nuo mūsų pasitrauktų? Kodėl mes tampam artimi su vienais žmonėmis ir formuojam gilius santykius su kitais žmonės, tarsi atsitraukia. Tie santykiai išnyksta. Mes nežinom, kodėl tai nutinka. Galim sakyti, kad tai skirtingos asmenybės. Vieni mes introvertai, kiti ekstrovertai. Mes galim mėgti skirtingus dalykus. Ar tai, jog mes gyvenam rytų Europoje ir mes visi labiau esam susitelkę į save? Nežinau gal, bet aš manau, kad tai yra daug giliau. Žinot, kur visa šita problema prasidėjo? Ten, kur ir visos kitos problemos prasidėjo, pačioje pradžioje. Labai dažnai, kai aš pamokslauju iš šito skyriaus, ir dažnai aš iš to skyriaus pamokslauju, nes būtent iš ten visos mūsų problemos prasidėjo. Tai yra pradžios pradžioje. Pirmose keliose Biblijos skyriuose Dievas įkvepia gyvybę Adomui ir patalpina jį į tą nuostabų sodą. Ir Dievas sako, tai gerai, tai negerai. Ir jis tada sukuria bendruomenę, Dievą. Pirmoji kūrinijos problema tai nėra nuodėmė, o vienišumas. Dievas sukuria vyrą ir moterį ir sudeda juos kartu. Jis sukuria tą nuostabų santykį tarp žmonių, tarp žmogaus ir Dievo. Pradžios 2:25 sako, jie buvo nuogi ir nesigėdė. Mūsų patirti šitie du žodžiai neina kartu, nuogi ir nesigėdė. Nuogi ir gėdėjosi. Bet nuogas ir nesigėdė tame kontekste, tai reiškia, jie buvo visiškai atverti, pažinti, be jokių paslapčių, be jokio emocinio bagažo, kažkokio tai smurto. Tai yra buvo du žmonės gražioje harmonijoje su Dievu ir vienas kitu. Ir tai tęsiasi 2 skyrius. Kol ateina 3 pradžios skyrius, atsiranda nuodėmė, kuri atneša tam tikrą atskyrimą. Jie atsiskiria vienas nuo kito, jie atsiskiria nuo Dievo. Ir kitam skyriui mes matom, kad jie turi 2 sūnus ir vienas iš šitų sūnų nužudo kitą sūnų. Tai pradžios pirmam tobula kūrinyje. Pradžios 2 graži bendruomenė, 3 skyriui nuodėmė, 4 skyriui nužudymas ir 6 sako, žmonių nedarumas žemėje buvo didelis. Tai ta bendruomenė labai greit suskyla. Ir mes persikeliam į 2026 metus ir klausim savęs, kodėl taip sunku yra būti bendruomeniai. Kodėl
Taip sudėtinga rasti gerą bendruomenę savo biure, kodėl taip sunku rasti gerą bendruomenę savo kaiminystėje, kodėl taip sunku rasti gerą bendruomenę bažnyčiai, netgi savo šeimoje. Aš suprantu, kodėl ten sunku, bet kodėl taip sunku čia? Ar neturėtų būti daug lengviau čia? Mes ant sienos turim užrašą lengva patirti ir pažinti Dievą. Aš atėjau, žmonės dažnai sako, tai jau journey, buvo smagu, šlavinimas buvo geras, pamokslas buvo geras, labai visa gera patirtis, bet vis tiek priežastis, kodėl aš atėjau, tai buvo surasti bendruomenę ir šitas dalykas buvo sudėtingesnis. Bet aš noriu šiek tiek pakeisti mūsų požiūrį, nes bendruomenė nėra kažkoks ypatingas dalykas, kur aš ateinu ir iš karto patirsiu bendruomenę ir visi taps mano geriausi draugai ir aš dabar suradau savo žmonės. Pirmą kartą atėjęs. Kad ir kaip nuostabiai tai skambėtų ir gal keletui žmonių taip ir nutiko, mes nerandam bendruomenės, mes neatrandam bendruomenės, mes statom bendruomenę. Ir tai tam reikia pastangų, įsipareigojimo, paaukojimo, nepatogumo, kantrybės. Bendruomenė turi būti statyta, nes ji buvo sudaužyta kažkada seniai. Ir mes vis dar kenčiame nuo to. Ir mes we keep showing up mes because we really do love a lot of what Journey offers. We do. We let go of the expectation that we might actually end up finding the people that we can connect with in some meaningful way. And so we come and we sit. Mes ateinam, atsisėdam, išklausom pamokslo ir išeinam. Ir visą tai kartojam. Galbūt kartais mes patarnaujam, gal kažką paaukojam, bet dažniausiai mes ateinam, pasiklausom ir išeinam. Tai yra vienas būdas. Arba mes tiesiog keliaujam kitur ir ieškom sėkmės. Bet Dievas nori atstatyti bendruomenę, Jis nori atgaivinti bendruomenę. Ir aš tikiu, kad to Dievas siekia čia Journey bažnyčia labiau negu bet kada šiais metais, nes bažnyčia yra pašaukta rodyti pavyzdį. Ir štai, kur mums Biblija padeda, nes pradžios 2 skyriui mes matom tą sudužimą, 3, 4 skyriui ir tada mes matom tą atgaivintą bendruomenę apaštalų darbuose Naujame testamente. Ir aš noriu pasižiūrėti šitas dvi Biblijos vietas ir palyginti Senąjį testamentą, tą pradžios knygą ir tą naują sandorą Naujajame testamente, kuomet ta bendruomenė susijungia ir plečiasi. Tai apaštalų darbų 2:42. Ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendrystės, duonos laužymo ir maldų. Jie laužė duoną savo namuose. Kasdien pinigai rinkdavosi šventykloje savo namuose. Tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, maišydavo su džiugia ir tauria širdimi šlovindami Dievą ir turėjo malonę visų žmonių akyse. Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. Tai ta sudužusi bendruomenė rodo izoliacijos atsiskyrimo pavyzdį. Atsidirgimusi bendruomenė rodo atsidavimą. Taip pačioj pradžioje Adomas ir Ieva jie bandė pridengti savo gėdą. Pirmiausia, buvo nuogi ir nesigėdijo, tuomet jie traukėsi vienas nuo kito prisidengdami. Ir kažkur čia ateina suvokimas iš nuogas. Niekas to nesuprato ir nežinojo prieš tai, bet dabar
kaltė ir gėda atskiria mus. Bet apaštalų darbuose mes matom kažką priešingo. Jie pradeda nebeatsiskirti vienas nuo kito, bet eiti arčiau ir atsiduoti vienas kitam. Jie nuolatos tai darė. Jie statė bendruomenę, sekdami Jėzų. Jie nepasidavė, kai buvo sunku. Neieškojo to, kas patogu. Jie statė tai, kas labai svarbu. Net ir mokėdami tą nepatogumo kainą. Kryžius nebuvo patogus. Ir kryžius tai yra ta priežastis, kodėl tu esi mylimas. Už tave buvo paaukota ta auka ir tai yra tas modelis bendruomenės, kurio mes siekiam. Pasiaukojančios bendruomenės. Tos, kuri aukojasi, kuomet man tai nepatogu, kad aš neturiu laiko. Mes turim amerikietišką futbolą, kuris yra kitoks nei europietiškas futbolas. Mes turim tokią komandą pavadinimu Packers. Galbūt esat girdėję tai iš mūsų pastonių. Bet šitoj šalies daly mes palaikom Packers. Tai vieną žiemą aš turėjau galimybę sudalyvauti. Tai kadangi komandos spalvos ruda ir auksinė, tai viskas buvo tomis spalvomis. Tik labai arti vienas kito reikėjo sėdėti. 10 000 žmonių arenoje, tokia įsielektrinusi atmosfera. Mes buvom toje patirtyje visi kartu. Ir mane suglumino šita patirtis, kad mes visi čia tiek daug žmonių esam vienoje vietoje dėl tos pačios priežasties. Aš nežinau, ar esat buvę kažkurios komandos žaidime su tam tikrom spalvom, žiūrėdami savo komandos žaidimą. Kaip, pavyzdžiui, 60 000 priešingos komandos ir 500 fanų tavo komandos. Ir tada, kai surandat žmogų, kuris dėvi tas pačias spalvas kaip ir tu, tai atsiranda tas bendrumo jausmas, jūs tampat draugai, nors buvot iš tiesų visiškai nepažįstami. Ir tuomet tas pasitikėjimas savimi tampa didesnis, nors jūsų ir tik 500. Ir ką mes tuomet pajaučiam? Aš nesu vienas, aš turiu bendruomenę, kažkokią gyvybę dalinamasi. Mes jaučiam tą futbolo žaidimą, kur mes vis tiek kažkokį turim atsidavimą tai savo komandai. O kai mes ateinam į bažnyčios susirinkimą, kur iš tikrųjų mes turim tą patirtį, kuomet mes šlovinam Dievą, ir gyvenimai yra pakeisti amžiams šitoje vietoje. Ir kai mes tikim, kad kryžius yra mūsų pergalė ir prisikėlimas, mes esam broliai ir seserys Kristuje, mes esam iš tikrųjų dvasiniai broliai ir seserys. Mes galbūt skirtingai atrodom ar kalbam skirtingai, gyvenam skirtingose vietose, bet Jėzus ir ta prisikėlimo išgelbėjimo jėga yra tai, kuo mes tikim. Ir tai yra mūsų jungiamoji grandis. Ir tai yra pakankama būti bendruomeniai ir bendrystėje vienas su kitu. Mes esam pašaukti nukeliauti nuo tos izoliacijos, nuo to atsiskyrimo, kurį mato pradžios knygoje, į atsidavimą ir buvimą vienas su kitu. Štai kas yra ta atgimusi bendruomenė. Ta atgimusi bendruomenė rodo atvirą šlovinimą, nes Adomas ir Ieva slėpėsi. Aš turiu anūką Jenseną ir mes žaidžiam kartu slėpynės. Ir sako, skaičiuok iki 10 ir visada pabėga slėptis. Jeigu aš jo nerandu per 5 sekundės, jis sako, aš iš užuolaidos, gerai, aš radau tave. Dar kartą pakartojam. Ir aš tada vėl nubėgu į tą pačią vietą, kur slėpėsi prieš tai.
come hide with me behind the curtain. And Ir it's super keletą cute. kartų And sakė, I'll say einam to slėptis him, kartu to ir aš myself, tada I'll jam say it out sakau, loud. I say, who's going to find us? kas tada Doesn't matter to sus him. mūsų ieškos. It's Bet the joy of the game. tai But jam we play nerūpi. hide and seek these Mes days. žaidžiam God's slėpynę. walking in the garden of Genesis in the cool of the day. Pradžios He doesn't knygoje come with thunder and lightning. He's coming eager for community and Dievas, conversation žmonės with the vaikšto beings he created. su He says, Dievu Adam, ir after the sin, bendrystė after su the Dievu fall, Adam, tame what happened? sode. Ir Adam is hiding Dievas klausia from God. Adomo, kas And when we nutiko. sin, that's still our natural impulse. Our natural Adomas impulse is to slepiasi. hide. Ir It's kai to mes move nusidedam, away. mūsų If you're a parent, when your natūrali kids do something reakcija wrong, yra they often slėptis. hide in some way. They go to their room, shut the door. Jeigu They're mūsų little, vaikai they get kažkaip behind the nusikalsta, couch. I mean, jie there's a irgi natural slepiasi, tai yra impulse there. We natūralus all do that impulsas. in some way or another. Vienaip As ar kitaip adults, slėptis, kaip we shade the suaugusieji, truth in order mes to kažkaip favor our pridengiam point of view. tiesą, It's our kad way of mūsų, hiding. That's what was going on kad in Genesis. pasislėptumėm. They're Taip hiding. vyksta ir pradžios But in knygoje jie Acts, slepiasi. in the New Bet Testament, apaštalų instead of darbuose, hiding, Naujajame they're just testamente, out vietoj in to, the kad open, slėptųsi, worshiping together, jie despite the atvirai persecution šlovina that's kartu, going on all around them. At net some point, they're no nepaisant longer hiding. persekiojimų, It says jie they nebesislepia. devoted themselves, and there is a sense that there is an open devotion that Tai they're buvo showing. Devoted atviras themselves to atsidavimas, fellowship, sako, jie ištvermingai breaking laikėsi bread apaštalų together, and to mokymo, prayer. They bendravimo, broke bread in their duonos homes, sulaužimo ir together maldų. with glad and sincere hearts, praising God Jie kasdien vieningai together. rinkdavosi And where Adam šventykloje, and o Eve savo hid, namuose the vienur tai early kitur lauždavo church duoną. pressed in deeper to God Ta with ankstyvoji open praise. bažnyčia jie atvirai išlavino Dievą. I learned the difference between centrifugal and centripetal force. I'm simplifying it here, but one of them moves away and the other moves toward. Yra dvi Sin jėgos, is viena centrifugal. It moves jėga, us tai yra away from each other and away nuodėmės from jėga, God. kuri Grace atskiria mus is vienas nuo centrifugal. kito. O It draws malonė us yra ta toward jėga, God, kuri and traukia it į draws vidų, us toward one another. And traukia when we vieną šalia hide kito. from Ir kai God, mes slepiamės nuo Dievo, what we're demonstrating is that we really haven't understood the beauty and the power and the significance of the centripetal grace that God has for us to come closer svarbu to Him, suprasti tą don't go grožį further away ir from Him. galę, And šitos look jėgos, at kuri how traukia they į worship. vidų, tos They malonės share galę. with each other. Žiūrėkim, kaip jie Verse šlovina 44, all the believers gathered 44 together. eilutė. And as I read that, Visi I can just tikintieji picture laikėsi them drauge ir turėjo talking visą to one another bendrą. and sharing the Aš galiu stories of the įsivaizduoti, day, kaip jie sharing kalbėdavosi the vienas su difficult things of kitu their ir life together, dalyjosi that they were savo together, dienos įvykiais, and savo they had all these sunkumais. things in common. Ir They visą sold turėjo property and bendrą. possessions to Jie give to pardavė anyone who savo had need. turtą. And one of the greatest things you can experience in community Ir is bendruomeniai, ką learning, gali patirti, tai yra learning that someone else has a story and them sharing that with you, and then you praying išgirsti, together kaip about kitas that, and then žmogus believing turi that God kažkokią brings istoriją ir stuff. jie su It tavom is so pasidalina ir great melstis sitting in kartu your car ir by matyti, kaip yourself at the Dievas top of your veikia. lungs, and I've done that, and you've probably done that with Yra your toks favorite būdas Spotify sėdėti download, but sėdėti how much greater automobilį and better ir when we're singing rėkti, together dainuoti with other iš people visų right plaučių beside us, when vienam we're praying together, automobilyje. when we're reading Bet yra together, kitas būdas, kai mes learning visi together, kartu and mokomės, sharing kartu burdens šlovinam together, kartu, dalyjamės and savo eating naštomis together, kartu, and praising valgom God kartu, together. And I know some of šlovinam you are Dievą like, kartu. yeah, PK, that's it. You said it. Ir aš žinau, kad kai That's kurie what iš I'm jūsų sako, after. That's what viskas I'm šito looking aš ir for. ieškau. That's what I need. Štai ko man reikia. And I'm saying too, Ir aš sakau all jums, of us do. visiems mums to reikia. Tai yra tai, ko mums So broken visiems reikia. communities model blame, Sudužusios but awakened bendruomenės communities model jos share. rodo kaltinimą, Genesis 3, God confronts Adam, o and Adam responds. atgimusios His bendruomenės response rodo is to throw dalymasi. Eve literally under the bus. Senajame Adam doesn't testamente even use her name. Adomas He just panaudoja says, Ievos God, what vardą, happened? Adam prisidengdamas answered, irgi the ir woman that you kaltindamas gave ją. me, she did Sako, it. moteris, God, you know, kurią I tu was man fine all by davėjai, čia ji myself tai now. padarė. You had to say Man it viskas wasn't buvo good, gerai when it vienam, was bet actually tu, just čia fine. tavo idėja yra, kad You tu pasakei, insisted kad on this nebuvo thing čia called gera. community, and Ir now sukūrei here we tą are. moterį man. Ir And dabar God, really, viskas. it's not your fault. Dieve, iš vis tai I čia mean, šis you tavo ever find kaltė. yourself there? Esat buvę Playing tokioje the blame situacijoje, game? bandot Like kaltinti, ką shifting nors, when you get perkelti tą pulled kaltę over for kažkam doing more than the kitam, speed limit? Not that I kai have ever had mus that happen to sustabdo me, but when policija you dėl roll to, your kad windows viršim down to talk to greitį. the officer, all Kai these kalbame su excuses policininku just ir start naturally pouring out of you, and I'm just natūraliai running late from einat work. kažkokie I had a meeting and they held me pasiteisinimai, up, aš you know, I was vėluoju į keeping up with the darbą, traffic on my way to church. My daughter važiuoju į must be bažnyčią off. ir What's wrong with that? I didn't buvo see the sign. You know, my wife is pregnant in the back seat. mano She's ready to
deliver the baby. žmona I was going downhill laukiasi and ir that jau hill was really gimdo, steep. arba You're aš just making up važiuoju į all these nuokalnę ir excuses, labai, just pushing out the blame. We just do that. labai stati nuokalnę, Adam mes said visuomet tai darom. it was the woman. Adomas sako, tai God turns to moteris. Eve. Dievas žvelgia tada į Eve, moterį, the woman klausia says, it jos. was the serpent Moteris that sako, you čia buvo created, has žaltys, done kurį everything, tu not sukūrei. my fault. Na, mano kaltė. We blame because blaming Mes is the default kaltinam, position nes tai irgi yra of mūsų ta a tokia busted heart. In a nuostata community pagrindinė that's tos broken, shifts blame away sudužusios from ourselves širdies. and onto other people, but it is a grace Ir tas sudužusio bendruomenė, kaltę žmonės kelia ant kitų, neprisima savo. In fact, would you forgive me? I'm sorry for what happened Sveikoj between us. bendruomeniai Would you grant forgiveness my mes direction? matom daug And how beautiful is that? atsiprašymo ir atleidimo. And who doesn't want that kind of Ir atmosphere and environment? kam And nesinori how each tokios of us yearn aplinkos, for that kind of honesty kurie iš and mūsų faith and nelaukia humility and community. We tokio all do. atvirumo ir tokios So our bendruomenės response is to paremtos be people who share atvirumu. instead of blame. We share our love, we share our faith, we share Mes our dalijamės lives. savo And we see that in tikėjimu, Acts savo chapter 2. They're sharing gyvenimu. all these Mes sacred apaštalų things. darbuose matom, kad jie Verse 46, dalinasi every day they continued to meet. 46 And they broke eilutė. bread Kasdien in their vieningai homes and they rinkdavosi ate šventykloje with savo gladness in their namuose, hearts. Paul says in 1 Thessalonians, laužydavo we duoną. loved you so much that we Pirmam shared with you not only tesalonikiečiams, God's good sako, mes news, jūs but taip our mylėjom, own lives. kad mes dalijomės ne tik Dievo They shared their time, žinią, one of our most valuable bet and ir savo treasured gyvenimus. resources. It's something that we Dalijasi all have the laiku. exact same amount of. But how do we use it to prioritize Visi mes community? turim tiek pat laiko, bet kaip They shared mes their homes. They didn't use their jį homes to naudojam, rush jie in and naudojasi, shut the door behind them and lock dalijasi it so savo nobody else namais, could get in. They used their homes to neįbėgdavo bring į savo people in. namus ir užrakindavo, It kad was niekas okay that their nepatektų. rug Jie got a little dirty. atvėrė savo namus And there's something žmonėms. special Ir nieko tokio, about kad being in kilimas someone's šiek home. tiek susipūrė. You see how it's Kažkas yra decorated, labai you see ypatingo what they apie like and what they don't buvimą like. You kitų get a sense of their namuose. personalities. It's really Mes beautiful. susipažįstam su tai žmonėm Jesus artimiau, eats matom, with kas religious jam patinka. At Simon's house, Jėzus he sako, eats with close friends. valgo At Mary Simono and Martha's namuose, house, he eats with Pharisees su and sinners. lyderiais, At Matthew's house, he goes to Mato Zacchaeus' namuose house su to eat. He fariziejais sits ir around nusidėjęs. tables with others in Jis community. valgo su įvairiais žmonėm. How might God be calling you Bendrystėj. to share your home or where you live, your apartment? Dievas kviečia mus dalintis tą vietą, kurioje mes Small gyvename, group in your atverti faith, to open your savo kitchen, namus to open your living mažoms room. grupelėms, to savo build virtuvę, savo svetainę, kad It statytume says in verse bendruomenę. 45, they also 45 sold eilutė property and possessions to give to anyone who had need. sako, nusavybę bei turtą jie parduodavo It was ir ką really gavę gorgeous. padalydavo They visiems, had a kiek natural, kam it's just a reikėdavo. natural outflow Tai toks of being in a community. natūralus It has this way of bendruomenės uncovering selfishness in us. Most of us don't think we're dalykas, selfish kuomet until we get into community and we mes see suvokiam, kad mes visi maybe it esam, exposes some of the self hiding inside of us. mes nesuprantam, Because kokie they mes need esam things. savanaudžiai, kai mes matom, And I have kad a thing. kitam kažko And reikia. I feel Jam like reikia maybe I should kažko, ką share aš my turiu. thing. Ir aš galbūt galvoju, they kad can aš be turėčiau blessed. pasidalinti They shared their tuo. time, they shared Jie their homes, they shared their dalyjasi stories, they savo shared laiku, their savo love, namais, they shared savo their meilę, resources, they shared savo their resursais, savo It gyvenimais. sounds like a family to me. Skamba kaip šeima. Awakened communities share. Atgimusi And then the last one bendruomenė is that dalyjasi. broken communities model Ir apathy. paskutinis, But awakened communities model sudužusios all. bendruomenės Genesis rodo 4, apatiją, find those two o brothers, Cain and atgimusios Abel, and God bendruomenės commands the elder brother, he speaks to the rodo elder brother, and meilę. he says, Cain, be on guard. Pradžios There's anger in your knygoje heart. I can see it. sakoma, So watch Kainai, out. atsargiai, That God tavo says sin širdyje is yra crouching at your door. It's ready to pyktis, Dievas overtake you. sako, And Cain nuodėmė chooses to be beldžiasi apathetic į to tavo those warnings, and duris, he ends up o killing his Kainas brother. apatiškai we are nekreipia barely to dėmesio į tai January ir 3rd nužudo in savo our Bible reading program to start the year, and already brolį. we have a brother killing a brother, the first murder in Jau the Bible. There it is, trečiame like on skyriuje mes January matom 3. brolio Apathy means nužudimo we don't brolį. hear or care or engage. Apatija reiškia mums But nerūpi, is this beautiful awareness and this powerful wonder. bet Verse 43 in Acts 2 says, apaštalų everyone was darbuose filled with 43, at the kad many trečia eilutė signs sako, baimė performed by the apėmė apostles. kiekvieną, nes per apaštalus vyko daug All is stebuklų what ir you experienced ženklų. as a kid at Christmas time. Ta the baimė, house tas all toks, lit up. We were just there at Christmas time this last ta year. tokia It was nuostaba. beautiful. Not just homes, but businesses
lit up in ways that they're not lit up in America. Tai, ką mes, Cannot kaip wait vaikas when you're a patiria kid to become an Kalėdų adult so metu that you can one day decorate your house that way. ir kaip But after vaikas 20 sulauki, years kol of decorating būsi, your house that way, kai būsi you grow up suaugęs, kad some ir tu more. galėtum You go, man, that was a lot pasidekoruoti of savo work last namą, tai, December. I don't bet know if kai I want to do that tampi again. And the suaugusiu, live Christmas supranti, tree, kad gal visai I čia mean, ne there's taip ir needles all over smagu. the floor, so maybe we ought to think Kalėdų about. eglutė And we become a little bit more realistic, ir mes tampam if labiau not somewhat realistiški apathetic about it. And we lose some of the wonder ir and the tampam šiek awe tiek that we apatiški had šitam, as a prarandam child. tą And that might be nuostabą, all kurią okay turėjom for kaip Christmas and vaikas. for Christmas decorating, but we can't show up at the gathering short of awe. Mes lygiai taip pat Because God is ir great. į kažkokį God is susirinkimą high above and galima He's holy, ateiti He's su great, nuostaba and He's arba be, greatly to nes be Dievas yra praised. If we didžias aren't ir careful, galingas. Ir jeigu we mes can nesam normalize atsargus, all of mes this galim and normalizuoti some visą form tai. of apathy Ir can kažkokia settle in. apatijos Not forma here, ateina. Aš but čia, just in body. bet I'm čia sitting tik in an mano kūnas. Aš auditorium sėdžiu space watching auditorijoje, a service žiūriu like I kažkokias watch pamaldas, television. lygiai taip pat Not kaip really even žiūrėčiau sure that I want televiziją. to be here. I could be Nežinau, doing ar aš something else right noriu now, čia but būti, when is it galėčiau going to kažką be kitą over? daryti. I'll skip the Kada closing čia prayer, kind baigsis, of duck aš out gal early so I can beat the crap out išeisiu of being in prieš tą traffic out of the paskutinę parking lot. We can grow apathetic maldą. about the community. Mes galim tapti And apatiški I've been asking bendruomeniai. God, would you just give us a wonder Ir aš and awe prašau Dievę, duok mums and tą awe for the gospel? nuostabą tau, Help us tavo not forget who it is that evangelijai. you are. Neleis mums Just to pamiršti, kas stir tu esi. something fresh Kad in us mes this year that turėtumėm tą creates us kažkokią that šviežią to nuostabą, be with šviežių the community and to be with the family of God. laukimą, tos To awaken us bendruomenės ir to a buvimo vienas su devotion to kitu. you. To awaken us Atsidavimą to tam, praise and to awaken us kad mes to būtumėm wonder and awaken us to atgaivinti awe and awaken maldai, us to the atgaivinti joy tai nuostabai ir of džiaugsmui, kurį patiriam So, bendruomeniai. how do we practically take a next Kaip mes step tai to build praktiškai community and not darom just ir with kaip that weight praktiškai žengti of žingsnius, kad galėtumėm Now, statyti you share bendruomenę, o thoughts ne as we close this kaltinti message visus today, and I'm going kitus. to ask you to pick a couple of them to do maybe even this Ir aš week. pasidalinsiu keletą here's- minčių, tai aš here's raginu the jūs first. pasirinkti keletą. Make it a point to meet somebody Pirmas. every weekend when you come. When you come to the Kiekvieną- gathering, make that a point, make that a goal before you kiekvieną step in the door. kartą, kai I'm gonna ateini į meet somebody bažnyčią, when I come. Lots of new people to meet. išsikelk And savo all of our iššūkį guests, including susipažinti Vilnius, maybe when you introduce su yourself, they're kažkuo. gonna say, I've been here for 6 years. Ir And that's galbūt okay, because they obviously didn't know you tas either. žmogus, That's su all kuriuo right. tu I actually want susipažinsi, to čia deputize buvo all of keletą you. metų ir I nieko want tokio to put reiškia, all jis of irgi you tavęs on nepažino, our bet connections team. So everybody in the house right now, bet visi čia esat, deputized, you are on the connections team visi as of čia today. And here's your esantys assignment, esat should you choose to accept it. And I susitikimo hope you do. tarnystė. I'm gonna Tai ask reiškia, every kad single weekend that you come, kiekvieną 10 high sekmadienį fives or 10 fist 10 bumps, one of the two, 10 5 handshakes, pasisveikinimų, and get one new 5 name. rankų Every single paspaudimai ir weekend, vienas starting naujas today, vardas. before you leave today. All right? 10 fist bumps, 10 high fives, or 5 handshakes, and one new name. All 3 of those things. That's your assignment. Visi šitie And then 3 dalykai. Go through Growth Track and join a Pereikit serving team. Growth Track ir prisijunkit Use prie your gifts tarnystės to awaken komandos. the church, Naudokit savo to serve dovanas our tai kids, and hand them some bažnyčiai coffee at the atgaivinti. cafe, to be part of helping create a friendly Dalinkitės, environment by becoming an usher and showing people to their seat when they come, and Sveikinkit handing them a žmonės Bible when jiems they raise atėjus. their hand to say yes to Jesus. I mean, how rewarding is that? This is another one. Be part of faithful and sacrificial giving. Būkit This is part dalis, of your aukojimų discipleship with dalis. Jesus, Tai yra part of your dalis walk in the mūsų community of faith. ėjimo tikėjimo then- kelionį. Invite someone into your home. Ir tuomet pasikvieskit ką nors savo I'm not namus. talking about all the fancy best china brought Aš out, tikrai covered, nekalbu apie geriausius every corner servizus passing the ištrauktus white glove test. I don't mean ar that. Do it as the early church model. nepriekaištingai Just break švarius bread namus. with Tiesiog somebody. laužykit duoną kartu. And then get in a small group. Prisijunkit prie mažos That one I would grupelės. Maybe be the priority of them all. Ir čia turbūt vienas You cannot- svarbiausių I can't dalykų. guarantee that everything Aš in a negaliu small group will be garantuoti, kad perfect and you are viskas perfect. toj mažoje grupelėje bus But I can tobula, guarantee that nes God will be mes faithful. netobuli, bet aš And he will begin to tikrai open galiu garantuoti, doors, kad Dievas yra the kind of ištikimas community that ir you've jis atvers so duris desperately į tą wanted in bendruomenę, your life. kurios tau labiausiai reikia, bet mes turim tą bendruomenę So, Father, statyti kartu. Ask that you would Tai Tėve, aš melžiuosi, kad tu mums padėtum aukti that we would be bendruomeniai, awakened, kad mes būtumėm pabudę, atgimę, that we would put every skill we have into place kad mes in order to sudėtumėm make it visus easier įgūdžius, to kuriuos find the turim, community, but God, that you would help each tai, person kad to galėtumėm reach padėti out and kitiems be a builder rasti tave ir pažinti tave, kad mes būtumėm in Jesus' name. bendruomenę statytai patys. Jėzus vardu.
Amen.